Neužlipk ant mano koto. Aš irgi ten užmesiu. Sveiki visi. Šitas gal bus mažesnis. Geras, bandyk kelt, kol nenuėjo. Abu, sveiki visi, nežinau, tik dabar įsijungiau kamerą, nes va, Dzecka įkalė antrą lampačių iš eilės. Tai pradžioj labai sunkiai, kol saulutė neišlindo, šaltą rytą apturėjom. Kol saulutė neišlindo, nieko gero nebuvo. Žodžiu, šiandien su savo dėdė Rūnu, žmogum, kuris mane mokino žvejoti. Tampęs nuo vaikystės į tas žvejybas. Ir nežinau, nuo kokių 8 gal metų visur ir įvairiausiais būdais pačiais. Ir žodžiu, dabar kažkaip užaugomės ir kuo toliau, tuo rečiau žvejojam. Tai va, vieną iš tų žvejybų su dėdė smagiai šiandien bandysim pagauti ešeriuką. Nusuka, ja. Matau, kad tu čia į vieną kasą, ja. Patsakas po tavim, jeigu ką. 3-0, ja. Šiaip aš radau taškelį. Man 2 kart baks buvo, nepaėmiau. Ir va, trečias lampačiara. Tik kad viena bėda, vėjas. Matot, koks vėjas. Geras, ja, bus geras. Ui, geras, ja. Standartukai tokie po 300 gramelių. Gerai, kol tu tvarkaisi, aš tavo taškelį nuciokinsiu. 7 gramiukai, seni geri smolgėjimai rankoj pas abu. Nu, noriu ir aš, ja, bakst. Jo, mes, kur norim, nesuspė. Va, mano. Jo, mes kur kybo. O, nuėjo vėl. Eik, tu kas čia daros? Vėl yra. Ja. Turiu, aišku. Vieną kalę nuėjo, ten karočią jau kūčia. Dabar reikia džiaugtis. Radom. Nedidelis, ne kaip tavo. Bet gražus. Oi. Irgi įdomiai. Vanduo dar šiltas, 14 laipsniukų. Turiu laiftas kopą, nu ant tiek bėga, kad net maišo, net išjungiau. Net maišo. Žuvis bėga, nestabili tokia, bet ant visteriuko nepagavom nei vienos žuvies. Tai viskas ant kirmenių, ant pasyvių. Dabar va, koks krakamoras, ant va tokių va nesąmonių, kur daug kojyčių, daug rankyčių. Ir įdomiai, kala, tai plaktuku, viskas gerai su, bet tokie reti, nu pavieniai, va geriausias taškas buvo 4 ir dabar kelis pagavom. Tai eina jie į akvariumą, galiu aš jums parodyti, ką dabar turim. Nu, disietka, bet visi gražus, sakau, visi skutami tokie. Ešerys, segė ešerys. Matai, kur pasislinko, ja, ant sekliuko. Čia gal net graibštelio reiks, ja. Graibštelis kiekvienas savo, ešerys. Ne, nereiks, gerai paėmės. Nu va, reti, bet gražus. Mano taktika tokia, kad 7 gramai, mažiau ir neina čia įdėtis. Gražuolės. 7 gramai ir toksai griežtas džigas. Jei jau kala, tai gražus. Negražių šiandien negaudau. Pažiūrėk, kas daros, kol tu obuolį valgai ir bus ešerys vėl. Kaip sakiau, hibrytė, pavieniai, bet nei vieno šiandien mažo nėra. Nei vieno. Oi koksai. Net gal nereikia bandyti jo kelti, ja. Užlupyti. Bum.
Užlupytės. Avo, dar vienas. 300. Nuplėšiai. Palauk. Jo. Pala, to aš. Kalė. Nelaikų nuplėšiai. Nelaikų nuplėšiai radau aš vėl. Nu. O taip ir būna, radom žuvį, va, antras metimas, antras geras. Ešerys. Ai, kelsiu gerai atėjo. Nu, gerai. Nu, jeigu trečias yra. Pažiūrėsim, radom ar ne. Tokie, bet smagiai prakala, sakau, šiandien kalimai tai baisius, bet nu nelaikas, dar biški temperatūros tos norėtus šaltesnės, dar pas geriausias laikas tik ateina, aš galvoju vis tiek ešeriui 18 laipsniai, tada jis, nu dabar jaučias, kad migruoja, va, nuimi, va, bankė, ai, nesėdo, nu, arba bus gumytę nusmaukęs. Va taip užčiupinai, kažkur pakšt porą, vėl jisai numigravo. Sakau, pagal live skopą pajungę buvom, nu nesveikai, numatom, kad yra žuvies, bet taip migruoja, kad ai, neužsėdo. Neužsėdo. Da. Tai va, taip ir daras, kadangi aš jaunas, tai daviau dėtskai kotą, aš sakiau, einu su ryšiu. Radom taškelį gerą, žiūrėk, ir visi gražus. Nu, kelk, žinok, nueis. Kelk, nueis. Užlupytės. O man tokia jau duho dalia surišti kotą. Ir jeigu jau rišu kotą, kažką galiu papasakoti nesąmonių ir jums. Ir visada, kodėl tai būna, kad nuplėši dažniausiai, kada kibimas. Nu, niekad nebūna, kodėl nenuplėšiam, kai nukybo. Tai man nukando lydekas, nujojo. 1-1 dabar, 2 praradimai, bet Neptūnas turi duoti. Kaip sakiau, su ešeriu, ne? Daug video esu pridaręs, bet šiemet kažkaip su juo man labai silpnas sezonas. Tai svarbiausia jį rasti. Kaip jį reikia rasti. Mano taktika yra tokia, kad arba žinai ežerą, šitą gerai žinau. Palaukit. Kad ir gerai žinau, ešerys va dabar tokioj va vietoj, kad iš vasarinių vietų jau išmigravęs, bet rudeninėse vietose dar jo nėra. Tai vėlgi, kaip sakau, toksai plaukėjantis, tai reikia ieškoti. Sunki galva, 7 gramai, wolframiukas. Ir varai, ieškai greiti metimai, veduoklės principų, per šlaitus ir kažkur varandi. Kaip ir dabar, matėt, aš 2, Arūnas 1 ir viskas. Aš dar turėjau baksnę užsėdo, gumą nusmaukė ir tas ešeriukas kažkur pasislinko. Tai va dabar arba jį rasim, arba jau neberasim. Ir vėl varysim ieškoti. Ir tokia grybų rinkimo taktika. Dar gali įsikrapštyti, o jeigu būsi vienoj vietoje ir lauksi, kol jis išeis, tai gali ir nesulaukti. Galim dar nuplėšti vieną pavadą. Visada, jau aš manau rodęs, užsiviniojęs esu ant tokių matavylų, kad viskas būtų greitai, jau surišti. Visada naudoju ant galo suktuką, kad pririšti niekad nerišu pinto su fluorokarbonu, nes valas plonas, 0,2 pas mane pagal japoną, tai labai per tą mazgelį labai jau silpna vieta. Tai kad jos nebūtų, dedu suktuką. Plius, kaip sakiau, karts nuo karto, ar tail spinneris, ar sukriukė, tai taip nesusuka to valo. Aš taip darau ir galvoju, kad taip daryti reikia. Va, žirklutės valui pint man geriausios gūrų. Aplamai, man atrodo, kad, nu, daiktų daiktas. Ir geriausias fluorokarbonas yra Siguaras.
O dabar mums reikia rasti 7 gramus. Bardakas neblogas, ne? 6, čia kažkada man iškrito. 7 gramiukai. Kabliuką. Rankos dreba, kada skubi. Žuvaut noris, o čia ryžt reikia. Ne, jau aš šiandien gidauju. Iki galo atgidausiu. Ja. Tu tik gaudyk, Va, gerai ta meicho dėžė. Aš kiek kart rodęs ir ančiukė gerai atsisės. Va, šiandienos krakamoras. Najada. Kažkokia. Viskas telpa, viskas susidedė. Все, į trasą. Prišnekėjau gerai, ne? Ir čia nėra, tai taip, vėl geras. Sakau, ir čia nėra. Nepykit hebrytė, nu ešerys bus kaip arklys, nu. Jo, pastoviai reikia skūstis. Jeigu mum nenueisis. Ar silkė? Silkė! Ai, tu nenukas. Ir tu varai, ja. Ką čia duplėtais mes dabar varom? Gerai. A nebus silkė sukylę? Čia tų silkučių aš tau sakiau. Nukas, nenukas paskutinė. Aš savo paėmiau. Duplėta. Šiam gali būt, kad reikia, Deivai. Paleisk, nužiūrim. Smalgiai. Ai, gali būt, kad reiks. Tu teisingą žuvį gaudai. Palauk, aš čia kažkaip kažkur užkabinom, bet svarbu, prašau. Tik pasiskundžiau, kad nieko nesigauna, tai aš slibiniuką, dzedką ešeriuką. Geri, ne? Užlupytis. Visi geri, o kur mano? Va tokie, šiandien man jau 2 kart nukando. Nepažeis fluorokarbono. Palauk. Žalia. Vanduo žalias. Ir žuvė žalia. Prasileidžiu aš kažkaip. Imtim. Prasileidžiu ponas nuo tavęs. Reti, nu bet visi gražus, tuoj mes jums parodysim. Džorinės visą. Nu, visą, į džorinės. Tuoj mes jums parodysim rezultatą. Kažkaip pradėjau aš gauti nuo dzedskų skropų. Visai kaip vaikystėje, aš taip nenoriu, to eisiu kažką burt. Ne, šiaip sistema, jeigu naudotumėm kitą sistemą, viskas būtų gerai. Čia reiktų šiam, man atrodo, tą vadinamą pašniurkę, peternoserį. Ir gal žuvies būtų daugiau, bet džigelis, visada jeigu ešerys pas mane džigelis, nu ir už tą baks geriau nėra. Iš visų spiningų, ką gaudau, tai turbūt arba šapalas ant vobleriuko, arba va džigelis ir ešerys normalus. O normalus ešerys yra bent jau toks, kaip sakom, rūkomas. Ne, pažiūrėkit, ką mes laivelį jau renkas. Nėra masiškai, kaip norėtųsi, bet vieną kitą. Randi taškelį 3, randi taškelį 2. Tai duplėtas, tai dar ką mažesnius visus už bortą, o kelis didesnius, sakėm, paimsim. Šiandien į rūkelnį čia. Tai laukiam vakarėlio, vėjas labai įsisiubavęs. Dabar vidutinis yra 10 metrų. Tai patys matot, banga šiaušia net per mikrofoną, turbūt jums girdis, kaip ta banga pučia. Šiaus, išnekėjau, einam dar įkalsim kokius 3. Ant meicho dėžės atsisėdęs.
Tai va, į Meichą sugalvosit kaip tik rudenis. Tai galiu pasakyti, kad BM 9000, imkit patį didžiausią. Toli tai paėmė? Eisiu ir aš tai iššukauti, kiek tu čia man gali. Padok pats sako, ištrauk, pats sako, ja. O tas čia kaifuoja, mažesnis biškį. Ua, nepaėmiau. Paėmiau. Per 2 kartus, Per 2 kartus, tik mano. Mano ne tas, kurį gaudom. Turbūt pirmas toks mažas, Gerai, kad pas mus visada, aš atsimenu nuo vaikystės, nuo tų 6-8 metų, pas mus visada būdavo kas kurį, bet pas mus toks skaičiavimas įdomus. Nesvarbu dydis, svarbu štuka. Tai visada skaičiuojam ir kaip sakiau, visada viena žuvimi daugiau. Toks moto nuo vaikystės. Apgaudyk kitą, apgaudyk draugą, apgaudyk konkurentą, apgaudyk save. Visada reikia stengtis pagauti viena žuvimi daugiau. Baisi padėtis čia pas mus. Dirbu šiandien graibštvininku. Reiks kažkaip panašiai ir... O jės! Nu, pasirodyk. Kokie klumpiai. Senai tokių kartų negaudėm, ne? Tai čia ir gaudėm paskutinį kartą, man atrodo, ne? Čia ir gaudėm. Šitam Trakų slaptam ežerėlį. Į vieną kasą. Į vieną kasą chebra gaunu. Ruošti jau? Ne, jau. Nedickas? Tuoj girdėsi. Gal ruoš. Gal ir ruoš. Mokytojas mokino. A jūs matot. Kokie mūsų lampačiai. Taigi mūsų rezultatas štai va toks. Nedaug, bet visi gražus. Šiandien mažų beveik ir nebuvo. Baigęs tokia žvejyba, kaip sakau, 100 metų su Zecka. Jeigu žinokit, ne šitas žmogus gal nebūčiau 3 kartų pasaulio čempionas. Nuo mažiuko mane tūsė, pratūsė ir įskiepijo tą meilę žvejybai. Tai va, senai nebuvom sužvejoję. Ką galim sakyti? Gerai, ne? Liuks.